Labas vakaras. Sveiki, sveiki. Mes jau eteryje. Sveiki, sveiki. Labas, labas. Šiek tiek luktelsiu. Sveiki, sveiki. Kaip ir visada, prašau parašyti, ar viskas tvarkoje su ryšiu, su garsu, vaizdu. Sveiki, sveiki, labas, labas, jau matau skaičius kyla, žiūrinčių jau yra, stebinčių. Bendraukim, pasisveikinkim, kam įdomu žiūrėti, dalyvauti, kalbėtis apie mezgimą, nėrimą, tą mūsų nuostabų hobį. Kviečiu šį vakarą, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, pabendrauti, pabūti kartu ir smagiai praleisti laiką, galbūt kažką sužinosite naujo. Labas, labas, sveiki, sveiki. Roberta, Gidija jungiasi, Rasa, labas vakaras, Vilma, Irena. Man be galo labai smagu, kad jūs tokios aktyvios ir taip aktyviai sveikinatės. Labas, Ramutė, Irena, Dalia. Labas, labas, labas. Šio vakaro tema iš tikrųjų buklė kilpelių siūlai. Kaip juos megzti, žinokit, parodysiu. Vėlgi, kaip ir eilinį kartą, ar ne, visokiausių grožių, įdomybių, patarimais pasidalinsiu ir pakalbėsim, aptarsim, kada rinktis buklė siūlus, kas jie tokie ir iš viso, kodėl verta megzti buklė siūlais. Labas, Rasa, Rima, sveiki, Violeta, jungiasi, Diana, Kristina, Dalia, Indra, junkitės. Nes čia mezgimo vakarėlis, ar ne, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį. Tai labai džiugu, mūsų būrys didėja ir tikrai parodysiu dar ir atvykusius papildymus, naujieną vieną ir pabendrausim, ar ne, ir Ginta, labas vakaras, Sonata, Aušinė ir taip toliau. Tai ką? Iš tikrųjų turiu 3 nuostabias žinias, galbūt jų yra ir daugiau, nes dirba Siūlų damos komanda išsijuosusi ir pirmoji tokia džiugi naujiena, gegužės 1 proga, išėjo ta tokia naujiena, ar ne, kad atsinaujino Siūlų damos elektroninė parduotuvė. Kviečiu, kas dar neužsukot, kas dar nematėt, aplankyti ir stengiamės, dirbam, kad būtų jums kuo patogiau, kuo lengviau apsipirkti, kuo aiškiau ir pažadam dar naujovių, visokių įdomybių. Antra žinia geroji yra ta, kad sulaukėm gegužės mėnesio, ar ne, ir paskutinis pavasario mėnesis. Ir žinoma, kaip ir visada, jau 4 mėnuo išeina 4 numeris Nuo siūlo iki mezginio žurnalas. Jau mačiau, perkate, prenumeratoriai gauna nemokamai mūsų numerius ir jau sulaukiau jūsų atsiliepimų, parašėte, kaip įdomu, buvo įdomu skaityti ir taip toliau. Tai labai pozityviai nuteikia toliau dirbti mums, stengtis, tobulėti ir sukurti kažką, parodyti dar geriau, kažką dar įdomiau, ar ne? Ir trečia naujiena yra ta, kad artėja mamos diena, ar ne, nuostabus sekmadienis gegužės mėnesio. Ir tą progą nusprendžiau suteikti jums galimybę įsigyti su puikiu pasiūlymu 25 procentai nuolaida visoms mezgimo prekiams iki gegužės 10 dienos. Apie 2 savaitės, ar ne? Tai naudokitės galimybę. Iš tikrųjų gavom didžiulį dropsų siūlų papildymą, bet dar ne visi siūlai sukelti. Alpaka buklė sukelti, moheris silk sukeltas, safranai sukelti, jau ko nėra, to nėra. Jeigu atsidarot koton laitus, matot tuščia, tai žinokit, tuoj netrukus visi siūlai sušoks į savo lentynas ir bus tvarka. Žodžiu, pasipildysim.
Ramutė, ačiū už naują žurnalą, rašo, jau laukiu naujo numerio. Suvalgė taip greitai, skaniai, ar ne, kaip kokius ledus. Vilija dalinasi, žurnalas kvepia ne tik gėlėmis, bet ir uogomis. Taip, čia mūsų toks vat rožinis mėnesis, obelų žiedai žydėjimas ar ne, sakurų žydėjimas, tai vat norėjosi pasidalinti su jumis rožinę spalvą. Labas vakaras, Siūlų karalienė. Irena, ačiū labai už gražius žodžius, labai gražus pavadinimas. Gabrielė, labas vakaras, labai patinka jūsų atnaujinta internetinė parduotuvė. Jeigu turit kokių pastebėjimų, kažkokių klausimų, visada rašykit, susisiekim, išsiaiškinsim. Ne visi žino, randa ten, kur nuolaidos kodą įvesti. Tarkim, dabar 25% ar ne yra visom mezgimo prekiams nuolaida. Nuolaidos kodas mama. Tai veskit ne į elektroninio dovanų kupono laukelį, veskite į nuolaidos kodo laukelį. Tai vat, ačiū už gražius žodžius. Ir taip ir pradėsim, ar ne? Tai pirmiausia, noriu pasidalinti naują spalvą siūlų to itališko pirago, apie kuriuos šnekėjau praeitoje laidoje. Atvyko ir Angoros atvyko papildymas iš Fildar kolekcijos. Tai va, štai sulaukėm šitos spalvos, neturėjom, tie labai gražus faktūriniai siūlai, juosteliniai, vasariniai, žvilgus, slidus, margi, su metalizuota gyja šiek tiek tarpais. Ir pamena, atrodžiau, kokie gražus mezginiai gali gimti iš šitų siūlų. Nu tai va, tarkim, parodysiu, ar ne? Sumaišyti galit macherį, bukliuką galit sudėti. Tai va, būtent šitai spalvai, kurios pavadinimas rose, rožės, ar ne, parinkau derinukus, kad jeigu sugalvosit suderinti. Tai tarkim, šį kartą rovan. Rovan man tiko labai gražiai, toks persikas, lyg oranžiniškumas, rausvumas, rausvi gal siūlai, ar ne? Galite dėti ne kartu, bet intarpais tokiais, ar ne? Jeigu norisi kažkokio rožiniškesnio, švelnesnio, netokio ryškaus, tinka ir šis spalva, rovanų. Va tarkim, ar ne? Rožinė spalva. Kiek, vat, vienas siūlas ar ne ir kiek mes turim galimybių. Kita rovanų spalva iš viso tokia blanki. Čia buvo vat tokia ryškesnė ir čia tokia švelnesnė, ar ne? Jeigu norisi, vat prašau, kremkė, vokiečių gamintojas nuostabus siūlai, macheris tikrai ir va, galima derinti su šituo. Taip pat iš Sanės Garn parinkau. Štai irgi galima dėti intarpais, derinti. Lygiai taip pat galima dėti kartu ir, tarkim, bukliuką, ar ne? Nes tas mano ta trijulė tokia, kur eina vat, kažkoks žvilgus, įdomus, išskirtinis siūlas ar juostelinis kažkoks, būtinai turi eiti. Na, nebūtinai, nėra galbūt tokio žodžio, ar ne, nes ši yra kūryba, jūs galite sukurti kažką savo, gali eiti plaukuotas ir faktūrinis kažkoks siūlas ir vat, galit kažką vat, gražaus sukurti išskirtinio, galima dėti kažką neutralaus. Tarkim, tai vat, atvyko roze spalva, labai graži, kas norėsit, klauskit, atsiųsim derinukus, dedu į šoną šiuos siūlus. Kaip ir minėjau, atvyko drapsiukai, tai kartu atvyko ir sagutės, vat, ir gėlytės sagutės, ir avinukai, senai nebeturėjom, kartais net nepastebim. Buvo, atrodo, ir pražuvo, ir nebėra, ir tuščios lentynos. Tai avinukai yra išgraviruotas avinėlis, vaikiškos sagutės, jūsų megztukams, nu, žodžiu, smulkesniems ar ne vaikiškiems mezginiams susekti.
visokiausių sagučių. Taip pat labai įdomi, atkreipianti žvilgsnį, ėjau pro šalį prie savo darbo stalo ir sudėti, žodžiu, gauti siūlai išrikiuoti, ar ne. Ir akį kažkaip patraukė margumas. Drops ir 03 spalva, būtent ši trečia yra labai šį kartą margutė tokia. Labai graži. Atvyko ir ši kolekcija. Dalinuosi. Sveiki, sveiki. Tai kol aš jums aprodau, parašykit, ką numesgėt per savaitę. Aš taip ir nespėjau, man rytoj manęs laukia šventė, tai dėja švarkelio nerto nebus rytoj, nes vis dėlto nespėjau nunerti. Tai pasidalinkit, ką neriate, mezgate, gal siuvinėjate. Labai įdomu ir tikrai pasidalinkit, galbūt turit kažkokių klausimų. Laukiamas dalykas, tai čia yra dropsiukai, kaina tikrai nedidelė, tai yra valų sujungėjai. Gavom valų sujungėjai, turi 2 trumpus valus, susijungiat ir turit vieną ilgą. Labai toksai geras produktas yra. Ir tai vat ir tiek, ar ne? Tai dabar norėčiau tada, sveiki, sveiki, ir jeigu nenorit rašyti apie mezgimą, tai tada parašykit, atsakykit man į klausimą, ar mezgate iš buklės siūlų? Ir kodėl jos renkatės, kada renkatės, ar patinka buklės siūlai, nes jie tokie yra įdomus ir šiek tiek, paaiškinsiu netrukus aš apie juos. Tai ką, tai pirmiausia noriu parodyti apie buklę, ar ne, kokius siūlus turim mūsų siūlų Dama LT parduotuvėje buklė. Kas yra buklė? Kodėl tas žodis? Tai yra prancūziškas žodis, ir kuris reiškia išvertus iš prancūzų kalbos kilpą, kilpelė. Tai reiškia, kad siūlas yra ne lygus, tolygus, o kilpelėmis toks nusėtas siūlas, ar ne? Toks labai įdomus, siūlai faktūriniai, taip, ir kaip tik mano rankose Lups iš Prancūzijos, bijau suklysti, bet ar tik gamintojas nebaigė jų kolekcijos, nes liko paskutinės spalvos pas mus. Baltos dar turim nemažai, tai vat štai įspūdingi bukliukai, jie yra lengvi, nesunkus, 50 gramų kamuoliukai ir 30 metrų. Na, tikrai tokių reta yra, vat kiek turim gamintojų ar nesiūlų, tai buklė, kad būtų tokio storio 30 metrų, 50 gramų. Nu, vat vieninteliai tokie. Nei dropsai neturi, yra tik visi smulkus ir ploni buklės siūlai. Tai ką, čia reikia megzti 10 numerio, 10-12 galima virbalais šios siūlus. Ir vat, kaip atrodo pavyzdukas. Labai įdomus. Čia yra megzta, tarkim, vien gerosiomis, lygusis mezgimas ar ne. Paskui matot, kaip atrodo ripsas. Vėl gerosios akys ir čia yra vien blogosios, išvirkščiasis mezgimas. Tai buklė siūlais reiškia, nereikia rinktis kažkokių kiauraraščių įmantrių raštų. Buklė, kadangi jie iš savęs gražus ar nesiūlai kilpeliniai, tokie kilpeliuoti, galima rinktis paprastesnius raštus. Tai yra vat lygusis, ripsas, išvirkščiosios reiškia akis, ar ne? Vat ir galite visokius galvos papuošalus mesti ir taip toliau. Ir galite dėti vat kartu su macheriu. Tai suteiks siūlams prabangos, šiltumo, purumo, papuoš. Čia yra su balerina Sannes Garn. Toks baltesnis šiek tiek gautųsi, jeigu norisi, o jeigu dėsim drops melody, bus šiek tiek off-white į
nebalinta drobė, kaip pasakyti, ar ne, neryški balta, o prigesinta balta spalva. Tai būtent bukle siūlai, visi, apie kuriuos aš šį vakarą kalbėsiu ir rodysiu, tikrai nereiškia, kad apskritai apie bukle siūlus. Nes kitų gamintojų ar kitų parduotuvių prekiaujamais buklės siūlais aš tikrai nesu susipažinusi ir negaliu komentuoti ir kalbėti ir taip toliau. Tai būtent kalbu apie Siūlų dama LT parduotuvėje esančius buklė siūlus. Tai bukle būtent siūlai visi yra labai labai minkšti. Būtent tos kilpelės, dar ištrauksiu tokias gražias kilpeles, ir sukuria tą minkštumą, purumą, minkštumas, va būtent tas išskirtinumas buklės siūlų yra, ar ne, labai labai šilti, nes visuose pas mus esančiose buklė, ne visuose, alpakos yra, o tarkim šituose yra, turim ir vasarinių. Tai va, įsivaizduojat, parodysiu nuo karščiausių, šilčiausių iki net vasarinių siūlų bukle. Ką minėjau, lengvumas. Jie yra purus, lengvi siūlai, natūralūs pluoštai, šiek tiek būna poliamido, ta gijelė, ta šerdelė eina, ar ne, apie kurį tos kilpos apvytos alpakos, tarkim. Ir būtent šitie siūlai leidžia pasireikšti jūsų kūrybiškumui, nes galima megzti juos vienus, galima dėti dvi gijas, kažką individualaus, kažką vau sukurti. Jau rodžiau, ar ne, kad galite dėti kelis pluoštus, galite intarpais visokiais, ar ne, žodžiu, megzti. Tai jūsų fantazijai pasireikšti, tai prašom, puikus siūlai. Na, o šį tokį storulį, tai tikrai galite megzti galvos juostą kokią, ar ne, galite pagalvėlę. Žodžiu, buklės siūlai yra universalūs ir ilgaamžiai. Papasakos ir parodysiu savo užmestuką, kuriam jau 6 metai, kaip atrodo šiandien. Jie yra universalūs, nes manau, kad galima megzti ir ne tik megztinius, galima ir pledą, pagalvėlės kokios gražios ir taip toliau. Tai va čia žydros spalvos yra nedaug likę, tikrai toks purutis ir labai labai švelnus, labai labai šilti siūlai. Parodau ir dedu. Manau, kad jų daugiau nebebus, taip kad paskutinė galimybė įsigyti puikius siūlus. Taip, tai dabar toliau keliausime prie Drops buklės siūlų, kurie atvyko pagaliau. Sulaukėme jų ir pasižiūrėjau, kad iš ankstinis užsakymus, kaip mes registruojam, ar ne, jūs prašote, kad mes parvežtume. Tai Drops buklės siūlai buvo užsakyti jūsų lapkričio mėnesį, įsivaizduojat, tik dabar mes juos gavome. Tai ką, tai dabar perskaitysiu, pasižiūrėsiu, ką jūs čia prirašėt. Kaip. Gabrielė dalinasi, kad vis dar mezga kardiganą, Gabrielė įmeskit nuotraukų į Siūlų damos grupę, kad visi galėtume pasižiūrėti. Skubiai numezgiau 2 poras kuinyčių mažyliui anūkėliui, Vilija, šauna. Nedidelis mezginukas, ar ne, galima greit ir numegzti tokias kuinytes. Labas, Dalia prisijungusi, Violeta. Taip, 4 bukle paltus numezgiau šį pavasarį. Jais galima puoštis, aš įsivaizduoju, kai jau šiek tiek šiltesnis, ar ne, oras pavasarį ir nebereikia striukių. Tai va tokie masyvus mezginiai tinka. Jolanta dalinasi, kad buklė nuostabus, tinka marginti mezginį. O Tirena, labas vakaras. Taip, ir Genė rašo, nebandžiau, nedrįstu megzti, neturiu patirties mezgant buklės siūlais. Tai jums ši laida, žiūrėkit, tikrai pasidalinsiu ir manau tikrai pabandykit. Reikia tik bandyti ir tikrai numegzit kažką įdomaus. Taip, Violeta, kraitelius Violetos demonstruoti
mano bukliukai. Pirštai pavargo, bet rezultatas tiesiog nelabai suprantu. Siūlai 100 gramų 90 metrų, irgi stori siūlai. Ar ne, Violeta, mesgas storais siūlais ir pavargo rankos. Taip, labas Regina. Audronė rašo, sveiki, turi iš Drops buklė megztinį, labai patinka. Ir kas būtent patinka? Labai šiltas, purus, nesivelia veliasi, kaip skalbėte, vat pasidalinkite. Labai puikus buklės siūlai, gražus mezginiai. Ernesta, labas. Ai, Gabrielė rašo, turiu nusipirkusi jūsų Drops alpaka buklė 2 spalvų siūlus. Labai gražus, laukia eilėje megzti. Taip, jūs daug prisipirko, tai tikrai reikia dabar sumegzti visus gražuolius siūlus. Taip, tai keliaujam prie tų, kur buvo dingę visiškai iš mūsų lentynų, bet sugrįžo. Oi, kokie gražus siūlai. Taip. Ši kolekcija sumažinta labai, turėjom ir rožinių, buvo ir žydra vandeninė spalva ir paliktos tos tokios tikriausiai universaliausios ar ne spalvos. Balta pieniška, rusva ir dar vienos nerandu. Čia ne visos dar yra rudagi, tamsi ruda. Šviesi pilka, tamsi pilka ir juoda. Ir taip, dar turi būti ruda, ar tik jau jinai neišpirkta. Ką tik turėjom, žiūrėkit, ir nebeturim. Noriu parodyti. Va, pas mane yra va toks bukliukas. Tai tikriausiai tų spalvų daug ir nereikia kartais, nes kai yra rožinė, rožiniausia, rožinesnė už rožinę ir taip toliau, tai tada labai sunku išsirinkti ir ta graži, ar ne? O čia vat pagrindas spalvų. Tai dabar taip, sudėtis. 50 gramų kamuoliukai, megzti rekomenduoja 5 numerio virbalais, bet tuoj papasakosiu plačiau. 140 metrų. Tokie visada, kaip aš vadinu, tai vidutinio storumo siūlai. 50 gramų kamuoliukai yra 140 metrų. Bet kaip buklė, jie jau tokie vieni plonesnių. Ir parodysiu aš mezginius. Tai pagaminti siūlai peru ir 80% alpaka, 15% vilnelės yra ir 5% ta šerdelė, kaip aš minėjau, yra poliamidas. Labai šilti, labai minkšti, purūs siūlai. Tai kada mes renkamės dabar tuos buklė, tarkim, ar ne? Būtent tada, kada norisi įdomaus ir išskirtinio mezginio. Taip, kai atsibosta lygūs siūlai, kai atsibosta megzti įprastais siūlais, tarkim, ar ne, ir noris kažko įdomaus. Taip pat renkamės tada, kai norisi faktūros mezginyje, ar ne, kažkokios faktūros, bet norisi paprasto rašto. Labai tinka siūlai detalėms visokioms, puošybos elementams, tarkim, derinti su paprastais siūlais, tarkim, Drops Nepalas, ar ne, galite megzti kažkokį kardiganą, tarkim, iš vilnos siūlų, alpakos su avies vilna, tarkim, ar ne siūlų, bet kažkokias detalės papuošti galite naudoti buklės siūlus, kišenėms visokioms, arba kalnieriams ar ne, atvartėliams ir taip toliau rankogaliams, žodžiu, kaip tik sugalvojat. Taip, ką mes dar? Žaisliukų gamybai. Na, jau žaisliukų gamybai tai tikrai buklė pasitarnauja, ypatingai tuos tedi meškiukus, ar ne, kai reikia numegzti, pagaminti, tai yra vat rusva, rudos spalvos žaisliukams, ar ne. Kaip ir minėjau, tikrai namų dekorui galima, tikrai labai gražios pagalvėlės dekoratyvinės, pufus galite megzti, ar ne, pledukus. Vėlgi
Sannes Garn žurnale buvo modelis, dalinausi megzta rankinė, delninė. Vat, irgi iš buklės siūlų labai gražios rankinės, ar ne? Nusimezga. Ir kada dar renkamės, kai norisi ypač puraus, minkšto, bet masyvesnio mezginio. Tai vat, buklė siūlai. Ir parodysiu, kaip ir minėjau, tas galimybės, ką mes galim megzti. Mes galime megzti iš vienos gijos, ar ne? Drops alpaka buklė. O, žiūrėkit, koks čia mezginys. Čia yra 3 skirtingos spalvos išmegztos. Pirma pilka spalva yra megzta iš vienos gijos. Ir ji yra retesnė tokia, irgi 5 numerio virbalai čia naudoti. Retesnė, labai minkšta, nežinau kaip čia jums parodyti geriau. Rankose iš karto jaučiasi skirtumas rudos spalvos, nes ruda spalva megzta iš 2 gijų buklė. Tai toks karakulis. Matot, jau šviečia pilka spalva vienos gijos, tai yra tokia kiaura. Galima ir vasarai kažką nusimegzti, kažkokį megztuką, nereikia pridėti ten jokių papildomų gijų dėl šiltumo, tarkim, ar ne. O jeigu norisi karakulio, tai va jis net nepersimato. Mano ranka netgi persišviečia pilkos spalvos, ar ne? O ruda nieko nepersišviečia. Tai galite dėti 3 gijas. Vau, tai va tokie faktūriniai gražus mezginiai. Na, o balta spalva yra megzta. Dėta viena gija buklė ir viena gija drops Nepal. Ir gaunasi toks stangrokas, jaučiasi vilnos, irgi gaunas toks mezginys labai labai šiltas. Ir man labai netgi patinka tas išvirkščių akių raštas. Tai va, žodžiu, galite daryti visokiausius variantus. Ir kad nieko nepamirščiau. Tai vat, parodysiu jums, tarkim, pačių dropsų siūloma irgi variantą. Alpaka buklę galima dėti su brushed alpaka. Ir galite netgi skirtingas spalvas sudėti, gaunat labai gražų melanžą. Tai tarkim, jeigu imsit baltą spalvą, ar ne, tai galima kartu dėti baltą brushed, galima dėti jau marguoti pilką. Kaip ar ne žydra buvo pavyzdyje, tai gali dėti su violetinė ir su dar viena violetinė spalva. Ir čia tik tais keli pavyzdžiai. Gavom labai žalią, gražią samaninę, kur irgi tikrai labai ilgą laiką jos nebuvo. Ir tuo pačiu parodysiu, kuo skiriasi 34 spalva brushed alpaka nuo 17. Tai va, šita yra labai graži alyvinė spalva, o 34, o 17 yra tokia turinti, žinot, kaip yra lavanda. Tai lyg žydros matai atspalvių, lyg violetinės, lyg ir su žydra kažkas maišyta. Tai va, tiesiog tik parodau, nes mano rankose. Ir taip. Taip pat šiuos siūlus galima dėti. O, esu čia pasiruošus. Čia. Tai yra Harmony Lanagato merinos vilnelė plonytė. Taigi vėl, jeigu nesinori labai karšto kažko pridėti, bet noriu aš tą bukliuką šiek tiek, kai jis nebūtų toksai, jau super minkštas. Noriu šiek tiek ar ne pastorinti, tai tikrai merginos renkasi ir mes rekomenduojam pridėti labai labai ploną merino vilnelę. Tai ta vilnelė šiek tiek sutvirtins, pastorins, bet nebus labai per karštas mezginys ir taip toliau.
Tai va, tarkim, būtų galima dėti įvairiausius variantus. Galime surasti, paderinti, pasižiūrėti visokiausių derinių. Tiesa, praeitoj laidoj rodžiau aš su tais visais įdomiais siūlais, ar ne? Tai praktiškai bukle praeitą kartą irgi rodžiau, vat, ir galima irgi. O kodėl nesudėjus, kodėl nesukūrus iš pailečių kažką su pailetėmis, su blizgučiais, tokiais žvyneliais siūlai, kažką bukliuoto ir kažką išskirtinio. Tai va, tai alpaka bukle, drops, ar ne? Ir dabar noriu paskaityti, ką parašėt. Kiek prirašė, turiu, tinka megztiniams megzti, taip. Taip, bukle megztiniams, taip man gražu, Audronė džiaugiasi. Kita Audronė rašo, lengvumas, šiltas gaminys, čia apie jūs, apie savo tą mezginį, ar ne, labai švelnus. Skalbės skalbimo mašinoje, Vilnos programa, tik nešiojant šiek tiek velėsi, bet tikrai nedaug. Ir Jūratė dalinasi, kad puikus buklės siūlai mezgė liemenes. Liemenės, taip, labai nepaminėjau apie liemenes, ar ne? Na, žodžiu, universalūs siūlai, kepurės galite megzti, o ypatingai kepurės meškučiai su ausytėmis visokiausiamis iš bukle irgi pasigamina, ar ne? Natali dalinasi, kad iš drops bukle nėrė kepurės žiemą, žiemiškas, super minkštas, šiltas ir lengvutis. Nemažai siūlų atliko, tad dabar nusprendžiau nusinerti kardiganą, nusinerti vašeliu iš skirtingų siūlų likučių. Taip, dryžiukais labai fainiai gaunasi, kėliau nuotrauką po postų jūsų grupėje, kai klausite, ką mezgite iš drops. Ačiū, kad Natali dalinatės. Mezginio spalvos kokios gražios, Aušrinė. Taip. Ir kadangi matau, Milda, labas vakaras, ar aš matausi ir girdisi gerai, viskas tvarkoja, nes man žiūriu, kad šiek tiek sukasi, kraunasi, rodo krovimą ir noriu paklausti, ar tikrai mes esame eteryje. Parašykit, jeigu girdit, ir galėsim pratęsti toliau. Laukiu jūsų. Matom, girdim. Oi, super, nes man kažko pradėjo lėtėti ir nebematau, kad vyksta laivas. Išsigandau, nes viskas, žinot, su tom įvyksta gerai. Puiku, rašot, kad viskas gerai. Valio, gerai. Tai dabar noriu ir parodyti savo dar tą užmestuką, kurį mesgiau pagal mėlynąjį užmestuką, jau tas mėlynasis užmestukas ten jau prieš 9-10 metų buvo numegztas iš Drops Melody. Yra schema, yra tas brėžinys, ten tiesiog stačiakampis, norinčiams tiesiog megzti ir kaifuoti ir nieko negalvoti. Tai tas išmatavimai tikrai buvo labai atitiko, viskas tvarkoja, galit pasikoreguoti pagal savo figūrą, ten tą plotį ar ne, ilgį, atnaro storį, plotį, atnarėlės. Tai žodžiu, ir aš parodysiu tą bukliuoti. Taigi, kiek jau metų ir rodau? Tai jam 6 metai. Tai čia būtent dėta viena gija bukliuko šitą dropsų. Ir kita gija yra va šita, tik dabar baltos spalvos nematau. Na, vat, plonytė merino vilnelė dėta. Irgi mesgiu, man atrodo, 5 numerio virbalais. Ir aš prisipažinsiu, na, aš nesaugau mesginių. Kai reikia skalbti, valyti, šukuoti, taip. Bet kai reikia nešioti ir nusirengus, tarkim, kažkur labai saugiai pasidėti ir taip toliau, ne. Aš juos tampau ir mašinoje, žiūrėk, mėtosi, tai, žodžiu, ir į lagaminą reikia kažkur ar nesuspaus sudėti, tai, žodžiu, nelabai saugau, bet jis yra tikrai toksai labai gerai išsilaikęs. Sakyčiau, ilgaamžis siūlas. Taip, kaip ir minėjot, ar ne, kad šiek tiek jis pasinešioja, pasibumbuluoja, bet kadangi jo faktūra yra tokia buklė, nu tai praktiškai nieko ir nesimato.
bukliukas va toks. Tai labai džiaugiuosi, bet jau vienos gijos buklė ir vienos gijos Nagato Harmony, tai va, per akis, nes juo labai karšta, labai šilta. Labai šilta. Tai va, parodžiau, toks labai didelis kailiniuotis mano. Ir sekantis siūlai, jeigu viską papasakoju apie Drops buklę, Drops Alpaka buklė tikrai labai nuostabus siūlai, labai perkami ir labai džiaugiasi visi. Ką noriu dar parodyti? Dar tokį trumpam įnešu, parodau Fashion Fun Alpaka, kadangi jau rodžiau aš juos, tuos siūlus ar ne, kai buvo naujiena pristatyta, kaip gavom naujai siūlus. Tai va, kokia graži kolekcija. Ir sakau, dar parodysiu, o gal ne visi mato, gal kažkas praleido, ar ne, tai kviečiu tikrai, kad ir praleidot, pažiūrėkit, šeštadienis, sekmadienis, įsijunkit pakartojimą ir YouTube kanale, ar ne, ir Siūlų damos parduotuvė yra TV kanalas, tai tokie vat bukliuoti siūlai įvairiaspalviai. Tai mes, kadangi turim visokius vienspalvius ar ne, siūliukus, na, o čia yra margi ir įvairiausių spalvų. Ir čia tokie yra 50 gramų 120 metrų, storesni už alpaką buklę, 6 numerio rašo, įdomu, pagaminti Italijoje siūlai, 36% alpakos, 29 poliamidas, 25 medvilnės ir 10% poliesteris. Tai reiškia yra alpakos 36 ir 25 medvilnės. Nu, jie tokie nebus labai karšti siūlai. Va. Gražus. Irgi bukliuoti. Ir iš vieno kamuoliuko va, numegzta margutis. Ir jis toks nėra labai bukliuotas, tos skilpelės nėra labai didelės. Nu, va toks faktūrinis siūliukas, ar ne? Ir toliau keliaujam būtent prie vokiečių gamintojo siūlų. Ir noriu pasidalinti, aš juos pakelsiu jums. Vat, tai yra ne kamoliukai, tai yra sruogelės. Ir dabar kažkuris spalva yra išimama iš gamybos. Man atrodo, kad šita liūdna. Arba rožinė. Vat kažkuri viena nebebus, yra paskutinės sruogos, kurias mes galime, tarkim, dar pačiupti. Ir taip, tai kuo skiriasi šitie siūlai, tarkim, nuo Drops Alpaka buklė. Nes spalvos, na šita tokia šiek tiek yra šviesesnė, ar ne, nei kremkė. Tai čia yra kremkė, vokiečių gamintojo siūlai. Alpaka buklė vadinasi, Super Fine. Ir rekomenduojami taip pat 4-5 numeris. 50 gramų yra 250 metrų. Reiškia, šitie yra vidutinio storumo 140 metrų. Čia yra 250. Tai vat skiriasi kainom, skiriasi gamintojus, skiriasi atspalviais. Dropsiukai neturi ryškių kažkokių gražių spalvų, ar ne, jų toksai spalvynas yra siauresnis. Na, o šie daug plonesni ir labai purus. Tarkim, jeigu rudą dėti. Va, Drops yra tamsesnė šiek tiek, nors, kaip žiūri, atrodo labai panašios spalvos. Tai va ruda, rodžiau jau ar net ciklameną. Ši yra tokia labai įdomi miksuota spalva, nes matosi ir rožinio, ir rusvumo
atspalvių, ir rožinio, ir rusvumo. Toliau tamsi mėlyna. Ir elektrinė. Žinoma, juoda yra. Ar ne, kaip visada reikalinga juoda. Visada reikia turėti kažkokį juodą megztuką. Ir pilka. Tai po pilka nuo dropsų kuo skiriasi. Va, tai yra kremkė vokiečių yra šiek tiek šviesesnė. Taip. Ir tai ką mezgam? Dabar, jeigu mezgam iš vienos gijos, ar ne, gaunasi, matot, koksai, nu, toks labai čia gera vieta, nes jūs matote, ir dar mano palaidinė yra baltos spalvos, tai tikrai matote, koks jis yra, na, retas, bet kokio lengvumo pasaka ir labai švelnus. Aišku, kai tikrinam tą kandumą, ar ne, tai dažniausiai dedame čia prie kaklo, ar ne, jau tada tikrai 100% žinom, kad bet man jis visiškai nekutena, nors esu jautri. Tai taip. O sudėtį ar skaičiau? Neskaičiau sudėties. 89% alpakos ir 11% poliamidas. Labai daug alpakos čia yra, 89. Ir labai švelnus. Tai būtent iš vienos gijos jis megztas yra kiauras, ar ne? Ir toks, na, toks, kur patempsi, ten ir pasitempia. Jeigu norisi, labai ploni siūlai, jeigu norisi, galite dėti 2 gijas, ar ne, kaip ir minėjau. Tai jis jau netoks permatomas. Tvirtesnis, puresnis tų bukliukų į išorę. Oi, kaip smagu liesti ir čiupinėti. Tai va, šiek tiek čia įkelsiu vat, šiek tiek yra sudėtingiau megzti, ar ne, nes tos kilpelės gali kliūti už virbalų ir kai pagauni tą tempą, ritmą ir viskas būna gerai. Tai būtent apie virbalus parodysiu vėliau. Tai va čia unikornai yra. Tikrai labai rekomenduočiau megzti buklę su šitais virbalais. Labai patogu megzti. Ir kas nenori vienos gijos, o kam 2 gijos, kaip ir macheris, ar ne, sako, aš nenoriu dvigubo megzti, nes man yra per storas mezginys. Tai kas nenori, galite rinktis dėti plonytę merino vilnelę. Labai skaiščiai, bet turim tikrai pasiūlyti, ką pasiūlyti. Ir taip ir pilkos spalvos yra, visokiausių derinukų galima atsukti. Ir čia dar tinka ir vat tokia, bet man ekrane labai elektrinės, labai kažkaip gal va taip geriau, va, nu vat gražiai tinka, tikrai. Pasitikėkit manim, jeigu ekranas kažkaip netaip rodo, tai netikėkit ekranais, žinot, kad nereikia tikėti ekranais, ar ne, renkantis ir siūlus kartais. Visada pasitikėkit mumis, skambinkit, klauskit, atsiųsim nuotraukų. Kartais ne visada labai greit atrašom, nes turim tikrai labai daug jūsų visokiausių užklausų. Tai mes čia sukamės kaip bitutės. Va. Ir va šitokia spalva, ar ne, galima. Taip, ką dar nerodžiau. Na, juoda, tai yra juoda spalva. Va, juoda. Tai galit nusimegzti kažkokį tais mezginį iš šių siūlų. Ir ką dar, toks kaip ir toks vat išskirtinumas, kad kamoliukus nusipirkus ir tai reikia nusimti etiketę ir megzt, pradėti ar ne, o čia reikėtų susivyti. Reikėtų šitą giją susivyti į kamoliuką. Tai šiek tiek užtrunka tas pats mezgimo, va žiūrėkit kokia gija. Va,
Tai reikia susirasti galą. Kartais pavyksta iš karto, ar ne, bet ne visada. Ir žodžiu, kažkas laiko, kažkas padeda. Arba kartais ant stalo pasidedi gražiai ir susivinioji į kamaliuką. Tai va, tokios sruogos. Va toks išskirtinumas būtent šitų kremke alpaka bukle. Ir būtent kodėl verta rinktis buklės siūlus, ar ne? Tai iš tikrųjų yra įdomi patirtis. Na, ten su tuo lygiu pluoštu mesgat, o čia vat kažkas įdomiau yra. Ir mezgimas tikrai reikalauja kantrybės, nes jeigu pasirinksit kažkokius mailesnius virbalus, tai gali už kilpelių, tarkim, ar ne, kliūti. Gaminys tikrai suteiks džiaugsmo, tas pats procesas, ta faktūra, ar ne. Ir žinot, dar paslaptį pasakysiu, nesimato klaidelių. Iš tikrųjų, vat, toks kaip pagalvoji, tai iš tikrųjų, ar ne, nes ta faktūra uždengia. Na, jeigu, aišku, nepaleidžiate kažkokios akies, tai jau, aišku, tą klaidą reikia ištaisyti. Jo, tai yra gerai. Jo, jeigu pabėgus akis, tai reikia ištaisyti. Ir mezginiai tikrai tokie unikalūs, išskirtiniai, ar ne? Kodėl dar reikia rinktis? Nes labai šilti, labai minkštučiai. Natūralus pluoštas, jau čia yra pagrindas. Dar vieną pakelsiu. Ar ne? Taip, galite ne tik megzti, bet ir nerti vašeliu šitos siūlus. Labai tamsios spalvos. Va, tarkim. Ir vis taip galite irgi dryžuoti tos spalvas, aš dabar laikau rankose. Ir būtent ta fantazija atsiskleidžia, ar ne, ta kūryba, galite sudėti visokiausius iš vienos, 2 gijų, 3 vienodų gijų megzti, arba dėti skirtingus siūlus. Tai va, tikrai verta rinktis, megzti, labai nuostabus siūlai. Ir galite išgauti tankesnį, retesnį mezginį, kiauresnį, kaip pasakyti. Tai va. Tai būtent buklės siūloms rekomenduoju, apskritai reikia megzti mėginėlius, ar ne, o buklės siūloms reikia tikrai mėginėlio, nes siūlas išplatėja mezgant, ar ne, ir tik gerokai pamezgus matosi pačio mezginio išmatavimas, ar ne, tas tikrasis plotis. Ir žinosim, kiek reikia užsidėti akių. Ir lengviau megzti yra tikrai su bukesniais virbalais. Taip, ištrauksiu iš pakelio. Valas rožinis, kaip ir mūsų gegužės mėnesio žurnalas nuo siūlo iki mezginio, ar ne. Ir jie, vat, kaip dabar parodyt, nežinau, gal matosi, buki labai, galiukai buki. Tikrai yra buki ir graviruoti, unikornai, va graviruoti. Metalas slidus, jisai, matot, jis toks švytintis ar ne, žvilgus, bet būtent grioveliai šitie graviruoti, jie sulaiko siūlą. Nėra labai, kad būtų slidus. Tai vat, buki. Galite rinktis unikornus. Ir taip pat, žinot, kaip yra ir su senu žiguliuku, ar ne, su sena mašina, galit nuvažiuoti iš Vilniaus į Kauną, iš Kauno į Klaipėdą ir padarysit. Lygiai taip pat, jūs tikrai mezgat su savo senais, galbūt virbalais, mėgstamais, ar ne, ir tikrai viskas tiks ir galit megzti ir buklę, numegzit siūlus. Tiesiog, jeigu jūs ieškote kažko naujo, patirties naujos mezgime ar ne, kažką norit išbandyti, tai vat tikrai rekomenduoju, atkreipkite dėmesį į šiuos pasiūlymus. Taip, tai ką dar mes čia turim? Neslidus virbalai, siknitų. Čia yra širataki, ar ne? Taip. Jie irgi nėra labai smailus. Vidutiniai. Vidutinis tas galiukas, nusmailinimas.
Ir galima rinktis bambuką, mezgant su buklės siūlais. Košicu, ar ne, yra. Taip pat, tikrai, žinau, matau užsakymus, mezga dar ir su tokiais ilgais virbalais. Yra mėgstančių megzti. Jeigu reikia ir pasifilmuoti, ir video pasidaryti, tai tas ilgas virbalas toks labai gražus vaizdas, ar ne? Ir taip pat yra mezgančioms tais faktūriniais siūlais siknitų rinkinukas Košicu. Siknit Košicu L set. Setas tai yra rinkinys L dydžio. L dydžio reiškia, kad yra nuo 5,5 iki 10 numerio. Tai vat būtent tiem visiems buklės siūlams tinkami dydžiai. O kaip rinkinukai atrodo, jau kaip paslėpti, nieko neparodysi. Valai va tik tais parodyti. Ir čia yra labai gražiai supakuoti siknitų bambuko virbalai. Taip, nerodysiu, žinokit. Nerodysiu. Įsigysit ir pamatysit. Pačias bus įdomu išlupti, pasižiūrėti. Taip, ir dargi noriu pasidalinti tuo, kad, tarkim, žinau, kad galima dėti alpaką buklę, tarkim, ar ne, su drops alpaka, tarkim. Toksai irgi gan plonas siūlas, bet labai gerai susijungia. Ir galite rinktis, kad ir vieną mezgate iš vienos gijos, ar ne, rinkitės nebūtinai 5 numerio. Taip, jums bus jisai toks retas 5 numerio. Retas, minkštas, bet jeigu jūs pasiimsit 3 numerio, gausis mezginys, nebijokit eksperimentuoti, gausis mezginys tankesnis, tvirtesnis ir toksai į karakulį labiau neš. Gausis mezginys storesnis, tarkim, ar ne? Tai vat, kaip ir minėjau, čia nesenai, kad galima imti tikrai labai mažus virbalus, karakulį daryti, megztuką ar ne kažkokį. Mezginys tikrai netaps kietas, standus, tikrai ne, nes būtent purios tos kilpelės, tos kilpelės tau teikia purumą. Taip, pasakysiu. Jo, ir taip, įvertinkit vat kantrybę, ar ne, bet aš manau, kad mes esam kantrios mezgėjos. Ir ką dar galiu patarti, vat mezgant buklę. Čia labai gerai matosi, tarkim. Sudėtingiau yra susiskaičiuoti per būtent tą faktūrą, ar ne, eilės. Kiek čia eilių išmegzta? Vau, žinokit, nežinau, sudėtinga, aš neįsivaizduoju. Ar jūs suskaičiuotumėt, kiek čia yra eilių išmegzta? Be šansų. Čia va gal šone dar, va šone, iš šoninės linijos. Kas kiek, tarkim, jeigu norit kažkokius intarpus daryti, kas kiek akių irgi sudėtinga skaičiuoti, tai tiesiog rekomendacijos būtų skaičiuotuvai. Ir dar vienas kloveris labai toksai įdomus yra. Va. Ir keičiasi. Mezgu, būtent eiles. Jeigu reikia pasitaisyti arba atgal, tai va, čia yra šone ratukai. Ir aš nusistatau, kokio man reikia, 0 ar, žodžiu, ir, žodžiu, tokie kloverio skaičiuokliai, kurie pravers būtent mezgant faktūriniais buklės siūlais. Ir žinoma, mezginio akių žymekliukai, yra, pasipildėm tulip žymekliukais, tai vat, naudokit, tikrai padės jums ir tas mezgimas taip negazdins, ar ne? Va, labai gražus tie tokie mezginiai. Ir jau galvojau, kad ir pabaigiau, čia viską prirodžiau, bet taigi dar ne viskas. Dar yra viena kolekcija, būtent vasarinė, nuostabi, labai įdomi. Kaip gavom, tai aš galvoju, kas čia per siūlai tokie, žiūriu, tas kamuolys kietas toks, ar ne? Ir aš apie jos irgi jau rodžiau praeitose laidose. Tai yra bukliuoti siūlai.
kaip vadinu vasariniai, megzti 3,5 virbalais, čia yra 62% medvilnės. 15% poliamidas, 12 akrilas ir 11 poliesteris. Tai va toksai pusmedvilnė, kaip aš sakau, 62 yra procentai medvilnės. Tai čia yra, sulaukiau klausimo, ar yra rudos spalvos. Rudos spalvos čia nėra, čia yra, eina tokia juoda arba tamsiai pilka su balta spalva, toks margutis. Labai graži, vat Irenai išsiųstas jau yra, užsisakė iš anksto, sulaukė, vat atkeliavo šitą miškinę žalia spalva, labai graži ir tamsios žalios yra, ir šviesesnės, ir salotinės matas, gaivi tokia. Nu va, ir šitas toks gražus. Ir matot, čia yra ne tik buklė, bet čia yra žvyneliai, užtat ir yra ta sudėtis tokia ten poliesteris. Nes kitaip žvynelių tai nebus žvyneliai iš vilnos pagaminti, ar ne? Tai vat labai gražus mėlyna spalva, tai jie iš jų, mačiau, Asta, man atrodo, nusimezgė palaidinę ir patenkinta labai buvo ir sakė, pamatė dar prisireikė ir draugiams. Taip, tai vat aš kartoju šitą mezginį ir va čia viršuje yra vat tie Pingo Paradise siūlai. Jie, tarkim, rekomenduoja megzti 3,5, bet čia megztas yra visas mėginukas 5 numerio virbalais. Tai jis yra toksai vat retas, galit laisvą mezginį daryti, galit megzti 3,5. Tai pats siūlas tikrai yra labai švelnus, įdomus labai. Pavyniokim. Vat tokios nelygi ta faktūra tokia. Ir kai kur yra žvyneliai. Ir žvyneliai eina, kas kiek čia dabar, nėra čia jų labai daug. Vienas, va, žvynelis ir žvynelis. Nors jie taip nelygiai išdėlioti. Kur kitas žvynelis? Va, tai reiškia, žodžiu, va tokiais atstumais žvyneliai yra. Ir Paradise va turiu tik tais video likusi. Žiūrėkit, kokias gražios spalvos, ar ne? Va ta žalia. Ir va pramėgstas mėginukas. Toks išskirtinis, margas bukliukas su žvyneliais. Medvilnė. Tai yra vasaros mezginiams. Gali dėti kartu ir macherį kažkokį. Ir labai tikrai tokie verti dėmesio siūlai. Tai va. Jeigu turit klausimų, klauskit. Oi, parašėt, to skaitau. Kiek siūlų užmestukui sunaudojot? Na, kadangi prieš 6 metus be šansų atsakyti, o aš prieš laivą ir nepasisvėriau, nežinau, kad šitie klausimai yra labai aktualūs, tai aš jums pasversiu po laivą ir parašysiu jūsų komentarą, gerai? Jūsų klausimą. Galima megzti mažesnių virbalų, nei rekomenduoja. Taip, tikrai gaunasi mielas karakuliukas, nereiks dvigubinti siūlų. Variantas. Taip, jūsų pavyzdukai labai įkvepia, Gabrielė rašo. Man smagu jūs įkvėpti. Ir patys atrandam čia visokiausių grožių besiruoždami. Pati baisiausia vieta susivyti. Violeta, o aš kaip tik visada žiūriu, skatinu žiūrėti teigiamai, matyti visur pozityvą ir noriu užkrėsti tuo pozityvu ir jūs, kad matykit tą procesą kaip joga, kaip meditacija, tiesiog siūlų prisilietimas, jūs prisiliečiat prie siūlų. Jūs prisiliečiat prie siūlų ir sukat į kamuoliukus. Tai yra tokia dar viena meditacija. Taip, Ginta dalinasi, labai smagiai man kremkė buklė vijosi, užsidėjau ant pagalvės tiesiog. Na va, prašau. Audronė rašo, kad bukesniais virbalais mezga ir liuks. Unicorn virbalus esu iš jūsų pirkusi, tikrai su jais smagiai buklė mezgasi. Taip, galit megzti tikrai su bet kokiais, bet rekomenduojam patirti jau tą tikrą mezgimo malonumą, ar ne? Jo, Virginija rašo, galima megzti ir senoviniais virbalais, bet pabandžius naujus virbalus tikrai nenorėsite senovinių. Mano patirtis. Taip, smagu, kad dalinatės. Taip, nes ne veltui dabar, ar ne, sukuriama ir buitinė technika, ir mašinos įvairiausios, ar ne.
Viskas kuriama, kad būtų žmogui patogiau. Tai tie gamintojai viską kuria, daro, kad mezgantiems būtų patogiau. Skaičiatuvės Cloverio Lux Irma rašo. Irena, ačiū Jums. Turiu šių palaidinę nusimezgusi. Violeta, ar kalbate apie šios Pingo Paradise siūlus? 135 metrai. 50 gramų kamaliuke. Tai ką? Ir viskas. Matau, kad jau 9 valandos, valanda laiko praėjo, aš net nežinau, ji tiesiog ištirpo tą valandėlę. Taip, Violeta. Na ir kaip, pasidalinkit, kaip nusimezgėt palaidinę. O, įkelkit į grupę, parodykit, tikrai bus įdomu pamatyti. Tokie įdomus vasariniai siūlai. Ačiū Jums, kad buvot kartu. Iš tikrųjų, dar klausimas, laimutės įkrito. Ar galima pas Jūs gyvai vietoje apsipirkti ir pasitarti? Žinoma, laimutė, jeigu Jums patogu, Šiaulių rajonas Ginkūnai. Čia Ginkūnų kaimas vadinasi, bet praktiškai kaip kokia Pilaitė Vilniuje. Ta prasme, mes esam prie pat Šiaulių. Šiaulių lenta baigėsi ir iškart esame mes. Jeigu kiti atvažiuoja ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos pravažiuoja, arba atvyksta aplankyti kažkokių giminių, tai tikrai užsukat iš kitų miestų. Kokį virbalų rinkinį rinktis, kad tiktų daugumai siūlų ir būtų patogus, lengvi? Ačiū, Brigita. Labai daug rinkinukų yra. Visų pirmiausia, reiktų pasirinkti, norit metalinių ar norit bambuko medžio, natūralumo to. Ar norit metalo, vėsaus, slidesnio, ar norit bambuko medžio. Pirmiausia, klausimą atsakykit ir tada lengvesnė, aišku, už metalą tikrai yra bambukas. Mediniai dar kai kurie jie irgi, bambukas tikrai patys lengviausi yra. Virbalai, daugumai siūlų tinka bambukas, Siknit žiūrėkit. Jeigu norit metalo, tai Čiaugų. Labai malonus ir Knit Pro yra virbalai, ir mediniai, ir Mindful, tarkim, serija labai smagi yra, čia neturiu pasidėjusi. Tai Brigita, jeigu reikia išsamesnės, sukontaktuokim, išsamesnės informacijos, susirašykim, sukontaktuokim. Ir tikrai galit ir paskambinti mums, tai tikrai pabendrausim ir padėsim išrinkti, nes turim ir mes Jums daugiau klausimų, kad padėtume išrinkti. Laikas ištirpsta klausantis apie siūlus, Audronė rašo. Sakau, kur tas laikas? Kaip smagu megzti ir kalbėtis apie mezgimą. Ačiū Jums už puikų vakarą, labai knieti užsukti parduotuvę, tik kad tolokai. Užsukit, specialiai atvažiuokit, susitarkim laiką. Didelis Jums ačiū už nuostabų bendravimą. Ačiū Gabrielė, kad rašot, kad atvykstat, ateinat į tą mezgimo vakarėlį, kurie patogiau. O Jūs, taip, tai apie prisukamus tikriausiai, nes rinkinukų nėra stacionarių, yra prisukami, ar ne. Patogiau yra tie, Brigita, kurie tinka Jums, Jūsų rankai. Tai sakau, susiskambinkime, Siekim, mes daugiau informacijos pakalbėsim, nes tikrai negaliu pasakyti, kad vienas ar kitas rinkinys kažko blogas. Vienas yra vienoks, geresnis, kitas yra kitoks. Šiaip nusipirkus ir likę, tarkim, ar ne, ar ten rožinį, tą blush rinkinį, ar indigo, jūs galite megzti su jais ir macherą galite, ir tos pačius bukliukus galite megzti, ar ne. Tiesiog tik tais mezgimo tas jausmas skirsis, lengvumas, dydžiai numerių, o kokiais dydžiais mėgstate, jeigu nenorite labai išlaidauti, galit, turim tokius rinkinukus. Čia yra 4-5 dydžiai įvairūs jie, ar ne, yra bambuko virbalai, jie labai lengvi. Ir galėsit mėgsti viską su jais. Ačiū Jums labai už visas naujienas ir puikiai praleistą vakarą kartu. Tik ta valanda galėtų būti ilgesnė, jo kažkurį čia vakarą 1,5 valandos bendravom. Ačiū už nuostabą ir tikrai, dar nepabėkit, noriu priminti Jums, kad ta mamos diena ir mes dovanojam Jums 25% nuolaidą. Kodas nuolaidos MAMA,
visoms mezgimo prekiams, išskyrus dovanų kuponams negalioja, virvėms negalioja ir akcijiniams prekiams negalioja, jeigu jau yra prekė su akcija. Naudokitės, tai yra mūsų dovana jums. Taip pat visą gegužės mėnesį dropsiukai paskelbė 6 kolekcijoms akciją. Tai 30%, nieko savo, ar ne? Tai viena kolekcija iš tų 6 ir yra Drops alpaka bukle. Labai labai mėly siūlai. Užsukite siūlų dama LT ir labai lauksiu kito ketvirtadienio. Galbūt vėl kažką įdomaus turėsim. Tai ką, ačiū Jums, kad žiūrėjot. Ate.